Atlyginimas kyla ne nuo noro, jis kyla nuo sukūriamų rezultatų. Jeigu tu esi vadovas ir nori didesnio atlyginimo, turi suprasti vieną dalyką, kad turi tu su savo komanda sukurti didesnę pridėtinę vertę įmoniai ir atnešti geresnius rezultatus. Neužtenka tik pastangų ar gero noro, kad aš noriu didesnio atlyginimo arba aš manau, kad nusipelniau didesnio atlyginimo. Ne, tavo atlyginimas priklauso tiesiogiai nuo sukūriamos pridėtinės vertės. Jeigu tu matai, kad tu jau kuri pakankamai gerus rezultatus, pakankamai gerą pridėtinę vertę įmoniai, matosi rezultatai, tuomet pirmas žingsnis yra pasiruošti pokalbiui su savo tiesioginiu vadovu. Kuomet ateini pas vadovą, tuomet ir įvardini visus savo atliktus veiksmus, apie pasiektus rezultatus, aiškiai, su pagrindimu, argumentuotai. Ir tuo pačiu gali dar paklausti savo vadovo, ką aš dar galėčiau padaryti, kokias dar atsakomybės galėčiau prisijimti, kad mano atlyginimas pakiltų. Antras labai svarbus žingsnis - savo tiesioginiam vadovui ar įmonės akcininkams parodyti, jog esi pasirengęs prisimti daugiau atsakomybės, daugiau įsipareigojimų, daugiau svarbių užduočių, kad įmonei nereikėtų ieškoti dar vieno naujo žmogaus, jo mokyti ir taip užkamšyti esamas įmonės spragas. Šie du dalykai - atviras pokalbis apie pasiektus rezultatus, norima prisimti atsakomybę, yra pirmas žingsnis link karjeros kilimo ir didesnio atlyginimo. Jeigu tau rezonuoja tai, ką kalbu, spaus širdelę. O jeigu jauti vidinį stabdį ar vidinę baimę, kuris stabdo žengti šį žingsnį, tuomet kviečiu tave į nemokamą pažintinį coachingo pokalbį su manimi, kurio metu mes išsigryninsim, ką galime padaryti. Nuorodą rasi mano bio, arba gali registruotis per Calendly programėlę, arba tiesiog parašyk man asmeninę žinutę ir susiderinsime abiems patogų laiką.